Sveiki, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, jūs sveikina vienas Lietuvos kurortų Birštonas, kuris šiais metais, šią vasarą priima Lietuvos stipriausius galiūnus. Sveiki atvykę į Lietuvos galiūnų čempionato 4-ąjį etapą. Trumpai priminsime, pirmąjį etapą laimėjo Žydrūnas Savickas, antrąjį etapą laimėjo Vidas Blekaitis, trečiąjį etapą surengtą Molėtuose, pirmą kartą istorijoje beje, laimėjo taip pat Vidas Blekaitis, o dabar ketvirtasis etapas, kuris kaitina daug aistrų, nes šiame etape dalyvauja svečių teisėmis ne tik atstovai iš Latvijos Oskars Martužans, kuris puikiai pasirodė Molėtuose ir užėmė trečiąją vietą, bet dalyvauja ir broliai Lalai. Marius Lalas, kuris antrame etape tapo vice čempionu antros vietos nugalėtojų, ir taip pat dalyvauja šiame etape ir Vytautas Lalas. O mums štai ir jis, žmogus privertęs ploti Europą ir pasaulį, o mūsų studijoje yra stipriausias pasaulio žmogus, daugelio rekordų savininkas Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Na, daug kalbų prieš šį etapą. Į ką reikėtų atkreipti mums dėmesį šiame etape Birštone? Į kokias kovas, į kokias mikrodvikovas? Na, be abejo, kad įdomiausia bus šeimininko Vido Blekaičio kova su Vytautu Lalu. Vytautas Lalas savaitę po Europos čempionato, kur puikiai pasirodė, demonstravo labai gerą sportinę formą. Nebus lengva kovoti Vidui Blekaičiui, bet galbūt namų sienos padės. Ir taip pat įdomi dvikova tarp Sauliaus Brusoko ir Mariaus Lalo, kurie šiais metais pasidalino po vieną pergalę. Taip, taigi atkreipkime dėmesį. Marius Lalas, Saulius Brusokas, Vidas Blekaitis, Vytautas Lalas. Tikrai bus įdomu pasižiūrėti šias dvikovas. Žydrūnas Savickas labai gerai pastebėjo, kad Vidas Blekaitis laimėjo 2 etapus, tuo tarpu pirmą kartą šiame čempionate dalyvauja Vytautas Lalas. Trumpai dar kartą priminsiu tiems, kurie galbūt pirmą kartą žiūri šias varžybas šiais metais, galiūnų sporto gerbėjams, kurie pastoviai žiūri, ko gero ši informacija jau puikiai žinoma. Iš viso galiūnų čempionate Lietuvos yra kiek etapų, dar kartą priminkime? 4 etapai, čia matome 4 etapą ir 5 etapas bus finalinis etapas. Taigi finalas Pakruojyje, rugpjūčio 31 dieną. Ir tame etape dalyvaus taip pat naujovė 8 galiūnai. Taigi jau 4 žinome: Saulius Brusokas, Žydrūnas Savickas, Marius Lalas, ką čia dar pamiršau pasakyti, Vidas Blekaitis, be jokios abejonės, ir ketvertukas, kuris dar neaiškus. Na, daugelis įtarė, kad tai bus Vytautas Lalas, o dėl 3 vietų be jokios abejonės reikės pakovoti. Vido Blekaičio forma kuo puikiausia ir pasižiūrėsime, kaip jam seksis. Sportininkas matosi jaudina, padarė vieną klaidą, kuri jam gali labai brangiai kainuoti, nes geras startas yra labai svarbu. Na taip, ir psichologiškai tu gali geriau jaustis. Vidas Blekaitis prieš tai buvusiame etape Molėtuose iš karto puikiai startavo ir visas varžybas jis kovėsi su šypsena. Nors lengva tikrai nebuvo, bet prieš tai buvusiame etape Molėtuose Vidas Blekaitis savo artimiausią persekiotoją, tai yra Saulių Brusoką, aplenkė net 13 taškų. Tai yra daug. Nepatenkintas Vidas Blekaitis šiuo. Na tikrai, 5 kartai Saulius Brusokas permetė 7 kartus, o priekyje dar matome labai galybę sportininkų stiprių. Vidas Blekaitis čia jaučiasi puikiai. Birštonas jo gimtieji namai. Taip? Taip, iš tikrųjų sportininkas jaučiasi puikiai, matyti pirmoji rungty startinis jaudulys jam sutrūkdė geriau pasirodyti. Aišku, ta rungtis nėra jo pati mėgstamiausia, bet vis tik tai sportininkas tikrai turėjo permesti bent jau 6-7 kartus. Na, o dabar atkreipkite dėmesį į šį Latvijos galiūną. Jis iš tikrųjų yra, kaip mes sakėme prieš tai buvusiose laidose, stiprus vidutiniokas Lietuvos galiūnų čempionate, bet tai yra labai perspektyvus sportininkas, prikaustantis mūsų dėmesį ne tik savo išvaizdą, bet ir pasiekimais. Ir žiūrėkite, ką jis išdarinėja. Atrodo, kad pirmoje rungtyje jam pavyks įveikti Vidą Blekaitį. Jau 5 kartus permetė, o štai čia ir 6 kartas. Taip pat noriu pasakyti, kad pirmoje rungtyje, be jokios abejonės prieš pirmą rungtį yra traukiami burtai, tad eilės tvarka, kokie ištraukia, taip ir pasirodai. Matome, yra žmonių, kurie linki sėkmės ir Latvijos sportininkams, palaikomoji Latvijų galiūnų grupė. O čia Marius Lalas, kuris prieš tai buvusią etapą praleido Molėtuose ir pasitreniravęs su broliu
tikisi, kad šis vakaras bus brolių Lalų benefisas. Na be abejo, kad manau, kad broliai Lalai norėtų užlipti ant prizininkų pakilos abu. Taip ir Marius Lalas, mes čia taip atsargiai poras išskyrėme, žiūrėsime, kaip jam seksis kauti su Saulium Brusoku, o ką gali žinot, gal ir su pačiu Vidu Blekaičiu. Taigi klaustukų yra daugiau nei atsakymų, bet jeigu liksite kartu su mumis čia artimiausią valandą, tikrai žadame įdomą kovą. Beje, apie laiką kalbant, vidutiniškai tokios varžybos trunka apie 5 valandas. Mes čia tokią santrauką rodome, ar ne? Taip, varžybos trunka žymiai ilgiau negu 1 valandą. Paprastai varžybos trunka nuo 3 iki 4 valandų. Kartais, aišku, užtrunka ir ilgiau, bet paprastai 3-4 valandas. Mes vis sakome, kad tai yra 4. Lietuvos galiūnų čempionato etapas, bet dar jis kitaip vadinamas ir Nemuno galiūnų, ar ne? Taip, čia yra tradicinis turnyras Nemuno galiūnas, kuris rengiamas jau daugybę metų ir kartu su Lietuvos galiūnų čempionatu vyksta ir Nemuno galiūno varžybos. Taigi Nemuno galiūnų varžybose, kurios yra iš tikrųjų turinčios garsią praeitį, štai susirinko beveik, drįsčiau pasakyti, beveik išskyrus Žydrūną Savicką stipriausi sportininkai, taip? Tikrai sportininkai visi geriausiai susirinko. Aš tuo metu dalyvauju varžybose Kinijoje. Jeigu nedalyvavęs būčiau Kinijoje, taip pat būčiau prisijungęs. O Kinijoje pasaulio čempionatas. Pasaulio taurės varžybos. Šiemet Kinijoje labai daug varžybų ir rugpjūčio mėnesį taip pat vyks pasaulio galiūnų čempionatas. Ir ten atstovausite kartu su Vytautu Lalu. Na taip, Janis Šleckus 7 kartai. Labai puikus rezultatas. Puikus, aš dabar galvoju, kad gan kukliai Vidas Blekaitis pirmoje rungtyje atrodo su 5. Na tikrai, labai matome jau keli sportininkai aplenkė ir jis tikrai prarado daug taškų. Pasižiūrėkite, ką išdarinėja Vytautas Lalas. Vytautas Lalas prieš 8 metus išvyko gyventi į Airiją. Ten stiprėja, ten treniruojasi, bet reikia pripažinti, kad dalyvauja beveik visuose renginiuose Lietuvoje. Na, sportininkas tikrai dalyvauja Lietuvos čempionate, tai yra puiku, nes vis tik tokio lygio sportininkai labai papuošia Lietuvos čempionatą ir jeigu Vytautas nedalyvautų, tai tikrai būtų labai blankus Lietuvos čempionatas. Beje, Vytautas Lalas Nemuno galiūno čempionate, vadinkime kaip čempionatą, nors tai yra 4. etapas, dalyvauja nuo 2007 metų. Taip, šiuose varžybose pastoviai Vytautas Lalas dalyvauja, kažkaip ta data, Liepos 6 visada vyksta šios varžybos, jam yra labai tinkamos. Vytautas Lalas 9 kartai ir tai yra pirmos rungties nugalėtojas. Vytautas Lalas laimi pirmąją rungtį 9 kartai, Marius Lalas 8 kartai, Latvis Janis Šleckus 3 ir kol kas tai yra brolių Lalų benefisas bent jau pirmoje rungtyje. Neveltui treniravosi šie sportininkai, beje, Vytautas Lalas tarsi ir pavargęs turėtų būti po varžybų Europoje, kur užėmė 2 vietą, jūs užėmė 1 vietą. Na, kadangi praėjo savaitė, tai pakankamas laikas atsistatyti ir kadangi Europoje tikrai rodė puikius rezultatus, tai šios varžybos jam nebus labai sunkios. Beje, Vytautui Lalui taip pat, taip žiūrint iš šalies, šiek tiek dega padai, ar ne, tai yra paskutinis etapas. Ir jeigu užimi 3 vietą, dėl kokių nors, pavyzdžiui, priežasčių, jie būna įvairiausių, nepatinka finalą. Be abejo, nes sportas yra sportas ir visko gali būti. Ir Vytautas Lalas turi vienintelę galimybę patekti į Lietuvos galiūnų čempionato finalą, tai yra šiose varžybose užimti 1-2 vietą, nes pirmose 3 etapuose jis negalėjo dalyvauti, nes buvo kitos tarptautinės varžybos. Bet ar pripažįstate, kad tai šiek tiek rizikinga? Na, be jokios abejonės, kitos varžybos, bet atidėti pasirodymą paskutiniam etapui, taip rizikuoti yra gana baisoka. Na, be abejo, nes baisu, bet sportininkas yra tikrai profesionalas, puikios sportinės formos ir manau, kad tai nesudarys keblumų jam. Na kągi, žiūrime, kaip sekasi mūsų sportininkams dabar, o mes susitiksime po trumpos pertraukėlės antroje rungtyje. Niekur nepabėkite. Taip, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki sugrįžę į Birštoną. Čia vyksta 4. Lietuvos galiūnų čempionato etapas, pirmąją rungtį.
nušluostė visiems nosis ir laimėjo broliai Lalai. Vytautas Lalas, dalyvaujantis 4. etape, be jokios abejonės. Tikslas jo yra vienas - pirmoji vieta ir patekimas į Lietuvos galiūnų čempionato finalą, kuris vyks rugpjūčio 31 dieną Pakruojyje. Ten varžysis 8 stipriausi Lietuvos galiūnai. Taigi po pirmos rungties Vytautas Lalas pirmas, Marius Lalas antras. Beje, pirmoje rungtyje Vytautas Lalas pasirodė išties puikiai, 9 kartus permetė svorį ir matėsi, kad jėgų labai daug turintis sportininkas ir pasiruošė puikiai šioms varžyboms. O čia antroji rungtis - Apolono ašis. Mūsų studijoje yra Žydrūnas Savickas, kuris padeda mums stebėti šias varžybas. Trumpai apie šią rungtį - Apolono ašis. Na, tradicinė galiūnų sporto rungtis, jinai labai dažnai naudojama Arnold Classic varžybose Amerikoje ir po to išpopuliarėjo ir kitos galiūnų varžybas. Čia svarbiausia yra stiprus pečiai ir didžiausia problema yra, kadangi tai nėra tiesiog štanga, o yra pakankamai stora štanga, tai sunku užsimesti tiesiai ant krūtinės ir prireikia dviejų veiksmų dažniausiai sportininkam ir tai sudaro papildomų keblumų. Beje, rungtis šiame etape Birštone žiūrovų laukia labai įdomios. Pirmąją rungtį jau matėte, čia Apolono ašis, taip pat bus mėtomos statinės, traukiamas 1,8 tonos sveriantis traktorius, taip? Skydas bus nešamas. Rungtis, kuri atgyja perversti vamzdį reikės, nešti rintinį, taip pat su svoriais užkopti į piramidę. Na, originalumo parenkant rungtis netrūksta organizatoriams, taip? Na, iš tikrųjų, kiekviename etape, kaip minėjome, praeitose transliacijose stengiamės parengti skirtingas rungtis ir visose 4 atrankiniuose etapuose rungtis nesikartojo, todėl su kiekvieno etapu vis rungtis yra įdomesnės ir daugiau patinkančių žiūrovams. Beje, kaip čia suderinami tie interesai? Kiek žinau, šias varžybas jau 3 metus, jeigu neklystu iš eilės, organizuoja ir visais organizaciniais rūpesčiais užsiima Vidas Blekaitis. Taip, jisai prisideda prie šito varžybų organizavimo, nes tai yra jo mieste vyksta ir šiek tiek federacija, aišku, paderina su Birštono miestu, kokios rungtis norėtų matyti birštoniečiai. Na ir žiūrėkime Vido Blekaičio pasirodymą. Prieš tai buvo Vytautas Lalas. O čia Vidas Blekaitis, 170 kg. Ar įveiks tokią Apolono ašį 1-2? Yra. Yra patenkinti birštoniečiai. Vidas Blekaitis šaunuolis. Sveikinam jį, įveikė. Na, žiūrovams šypsenos veiduose patinka ši rungtis ir patinka šios varžybos. Ir 170 kg. Ar bus paklusnus Sauliui Brusokui? Jis taip pat užsitikrino vietą finale jau. Įveikė Saulius Brusokas. Dabar Vytautas Lalas. Koks svoris? Kas 10 didinam? Ar ne, tas pats? Tas pats svoris. Gerai supainiau su Mariu Lalu. Įveikė Vidas Blekaitis šį svorį ir Saulius Brusokas. Taigi kol kas sportininkai 3 yra įveikę šį svorį. Bet manau, kad laimėti reikės mažiausiai 190 kg, galbūt ir 200 kg. Žiūrėsime, koks rekordas beje Apolono ašies Lietuvoje. Lietuvoje rekordas yra 212,5 kg. Ir jis priklauso žmogus sėdinčiam šalia manęs, ar ne? Taip. Taip, žiūrėkime, kaip Vidas Blekaitis susitvarko 180, šiek tiek buksavo Vidas, bet įveikė 180 šaunuolis. Kokia kova antroje rungtyje. Gali būti šių varžybų lūžis. Saulius Brusokas, 180, ar jam bus paklusnus? Na, žinant, kad Saulius Brusokas kažkada yra pasiekęs rekordą rasto keliame, jam ši rungtis turėtų būti labai tinkama. Taip ir yra, 180, beje, Saulius Brusokas lengviau iškėlė šį svorį negu Vidas Blekaitis. Vidas Blekaitis, kiek girdėjau, per šias varžybas šiek tiek skundėsi ir nugaros skausmais. Taip, sportininkas turi šiek tiek tokių problemų su nugara ir be abejonės tai atsiliepia rezultatams. Vytautas Lalas. Na, olimpinė ramybė veidė, 180 lengvai įveikė, o dabar pereiname prie 190 kg. Kokia kova? Na, 190 tai jau tikrai didžiulis svoris ir matome, Vidui Blekaičiui nepavyko išsimesti svorio iš pirmo karto. Na, ar šiek tiek tas judesys neramino, ar tai nėra kažkas susijęs su išvarža, juolab, kad nebuvo diržo užsidėjęs Vidas? Na, buvo užsidėjęs, bet Apolono šis
kažkaip sugebėjo atsekti tą diržą keliant ir be diržo tikrai pavojinga. Na, tikėkimės nieko rimto. Saulius Brusokas taip pat sako, ačiū už dėmesį, 190 galbūt kitą kartą. O dabar Vytautas Lalas, jeigu jis iškelia šį svorį, prieš tai svorius kelia jis gan labai lengvai, jeigu Vytautas Lalas iškelia šį svorį, tai mes galime konstatuoti faktą, taip ir yra, kad Vytautas Lalas puikiai forma, puikus pasiruošimas šiam etapui. Ir Vytautas Lalas laimi jau antrąją rungtį. Ir dar 12 taškų. Apolono Ašis, Vytautas Lalas 1, Saulius Brusokas 2, Vidas Blekaitis 3, kurgi Marius Lalas. Marius Lalas štai tokioje pozicijoje. Nepasisekė ši rungtis Mariui? Na, Mariui nėra dėkinga ši rungtis, 4-7 vieta. Labai daug sportininkų iškėlė vienodą svorį, bet manau, kad kitos rungtis bus jam geresnės. Na, šiek tiek priblėso, sakykime taip, ir mūsų braliukai Latviai. Kai pasirodo Vytautas Lalas, Saulius Brusokas, Vidas Blekaitis, jau jie netaip puikiai pasirodo, kaip praėjusiame etape Molėtuose, kaip Oskars Martužans buvo 3. O dabar trečioji rungtis, tai yra piramidė. Ir čia nešini svoriais bandys galiūnai užkopti į piramidės viršų, tada nusileisti. Kokie svoriai čia tempiami? 220 kg, 250 ir 270 kg. Kas šiuose varžybose, kokia akimirka šioje rungtyje yra sunkiausia? Na, sunkiausia yra, kada prieini prie trečio svorio ir tada kiekvienas laiptukas atrodo pakankamai sunkus. Aišku, sportininkai, kurie yra labai stiprus, tai jiem tie svoriai nėra labai sunkus, nes tokioje rungtyje yra naudojami kartais ir 300 kg ir netgi yra vykusios varžybos pasaulyje, kur naudojamas 350 kg svarmuo. Neįtikėtina. Kai kuriems sportininkams, štai ir Latvijų, šie svoriai yra labai neįveikiami. Na, iš tikrųjų, čia labai svarbus dar ir sportininko ūgis. Žemesniems sportininkams yra pakankamai sunku užkelti ant tų laiptukų tos svorius. Drįsčiau pasakyti, kad rungtys Birštone etape yra ne tik originalios, bet ir labai sunkios. Ar tai nėra prieš finalą baisu, kad daugelis sportininkų gali kai kurie gauti bent jau traumas? Na, iki finalo dar beveik 2 mėnesiai nuo šitų varžybų, taigi sportininkai tikrai ras laiko atsipūsti, pailsėti ir atgauti jėgas ir pasiruošti puikiai finalui. Taip, dar kartą norime priminti, rugpjūčio 31 dieną, Pakruojyje. Beje, kurioje vietoje Pakruojyje vyks, dvare ar kokiam stadione? Iš tikrųjų tai sumeluočiau, nes dar nesu informuotas apie varžybų. Na, ko gero, kai dalyvausit finale, ten ir pamatysite, kur teks varžytis. Iš tikrųjų, pavydime Pakruojo miesto gyventojams. Jūs matysite neįtikėtiną reginį. Vidas Blekaitis, Žydrūnas Savickas, Vytautas Lalas, spėju, kad dalyvaus jau po 2 rungčių, nors be jokios abejonės neperšakas griovė nesakyklą. Bet kol kas Vytautas Lalas iš 2 rungčių 2 ir laimi. Na, o čia sunku įveikti. Tadas Gečas susiduria su problemomis net su pirmuoju svoriu. Kaip minėjau, labai žemesniam sportininkam yra sunku ir pas jį yra labai galingos stiprios kojos ir tai taipogi trukdo užkelti tą svorį. Taip, Žydrūnai, į kokius sportininkus mums čia dabar reikia ypatingai žiūrėti? Paskutinis etapas. Kas realiausi pretendentai patekti į finalą? Na, manau, kad Donaldas Andriulis turėtų lengvai patekti į finalą. Donaldas Andriulis prieš tai etape Molėtuose buvo 6. Paskui Dainius Repšys, Dalius Ziminsko nematome šiose varžybose, tai sportininkui gali ir pritrūkti taškų, bet... Dalius Ziminskas, atsiprašau, kad pertraukiu, dalyvauja kitame čempionate, 105 kg kategorijos, taip? Taip, jisai dalyvauja tose varžybose. Ukrainoje. Ir dėl to jo nėra, ar tai nebus jo esminė klaida, dalyvavo beveik visose etapuose Dalius Ziminskas? Na, iš tikrųjų, čia ir paaiškės, ar jam užteko taškų, ar neužteko patekti į finalą. Na kągi, po šio etapo sužinosime visus finalo dalyvius. Na, patekti į 8-tuką yra didelė garbė bet kuriam sportininkui ir varžytis finale. Drįsčiau sakyti, stipriausiame pasaulyje, ar ne? Gal ne per daug skambų žodžių. Žinom, kad lietuviai stipriausi pasaulyje, tai ir čempionatas su gero pats. Kadangi lietuviai Europos ir pasaulio čempionate
laimėjo pirmą, antrą vietas, tai tikrai drąsiai galima teikti, kad tai yra stipriausias nacionalinis čempionatas šiuo metu pasaulyje. Kaip malonu tai sakyti, ar ne? Kągi, žiūrime, kaip čia klostosi reikalai su piramide. Netrukus pamatysime šios rungties ir šių varžybų favoritus. Ir mikrodvikovas. Oskaras Martužans įveikė 1 minutė 12 sekundžių. Jau galima rimčiau žiūrėti. Nepatenkintas Dainius Repšys. Savo pasirodymu tik 10 laiptelių, o Latvis vėl primena apie save 1 minutė 12 sekundžių. Ir žiūrėkime, kaip dabar seksis kitiems sportininkams, ar pavyks Sauliui Brusokui įveikti. Saulius Brusokas jau šios rungties asas. Žiūrėkite, kaip jisai gražiai užkelia pirmąjį svorį. Saulius Brusokas gali šioje rungtyje pakonkuruoti ir su Vydu Blekaičiu, ir su Vytautu Lalu, nes tikrai sportininkas labai yra greitas šioje rungtyje. Saulius Brusokas 2003-2004 metų galiūnų diržo laimėtojas, 2003 metais Lietuvos čempionate jis užėmė antrąją vietą, 2005 metais komandinių galiūnų čempionato, to šlovingojo čempionato Ukrainoje, kur lietuviai užėmė pirmąją vietą laimėtojas, 2006 metų pasaulio komandinių galiūnų čempionato antroji vieta, kaip ir minėjau, jo rekordai yra rastų kėlime ir naščių nešime. Saulius Brusokas gan lengvai įveikė šią rungtį ir nušluosto nosį ir Oskarui Martužansui. Ar užteks jo pasiekto laiko aplenkti kitus sportininkus, netrukus ir sužinosime. Dabar galima ir Edgars Andersons pasveikinti, kuris taip pat pasirodė puikiai, aplinkė savo kraštietį. Taip, tikrai puikus rezultatas. Na, dabar matysime įdomiausią šios rungties dvikovą. Na, ko gero ir pagal charakterio bruožus labai skirtingi yra šie du sportininkai. Vidas Blekaitis, charizmatiška asmenybė, visą laiką ūmiai reaguojant į nesėkmes ir dovanojant šypsenas, kaip pasiseka. O Vytautas Lalas atrodo taip vadinamas poker face, visiškai emocijų nerodantis sportininkas. Iš tikrųjų, Vidas Blekaitis puikiai startavo ir pirmauja šioje rungtyje. Tai manyčiau, kad tikrai Vidas paskutinę sekundę, manau, kad Vytautas Lalas išplėšė pergalę. O kasgi ten buvo Vidui Blekaičiui? Tarsi jis paskutiniuose metruose buvo lyderis ir, na, Vytautas Lalas, konstatuojam dar vieną faktą, 80-osiamis. Vytautas Lalas laimi ir trečiąją rungtį. Vidas Blekaitis turėjo visus šansus šioje rungtyje būti pirmas, jis dėja antras. Kaip galvojat, kasgi ten įvyko? Na, tikrai sunku pasakyti, nes dėl nugaros problemos matėme, kad viskas buvo puiku Vidui Blekaičiui. Galbūt jisai nežiūrėjo, kaip Vytautas Lalas kelia ir galvoja, kad labiau yra atsiplėšęs, o Vytautas Lalas nustebino paskutinius du laiptelius labai greit sukėlė. Na, Vytautas Lalas iš tikrųjų čia sužibėjo labai gražiai, trečia laimėta rungtis. Kol kas Vytautas Lalas neduoda niekam net minties pagalvoti apie tai, kad gali kas nors kitas laimėti, o ne jis. O čia ketvirtoji jau rungtis, tai yra traktoriaus tempimas. Na, Žydrūnai, apie šį traktoriuką, kiek čia tonų? 8, 6, 12? Traktorius sveria iki 8 tonų ir traktorius yra sunkiau tempiamas negu vilkikas, nes netaip noriai rieda, bet ir distancija nėra tokia ilga, taigi sportininkai turėtų... Kiek distancija? 20 metrų? 15 metrų. Na, 15 metrų ir 8 tonos. Ar pavyks įveikti ar ne? Taip pat šiokia tokia įkalnė tarsi yra? Na, trupučiuką gal taip atrodo, bet kiek yra dalyvavę toje vietoje, tai šiaip pakankamai patogu tempti ten. Esame jūs matę varžybose ne vieną kartą Iceman, kai būdavo traukiami tokie svoriai, kai danga buvo sniegas, ledas, ten specialiai avalinė, o čia ar naudojama specialiai avalinė ant betono? Ant betono, asfalto naudojama specialiai avalinė, tai batai skirti alpinizmui, laipiojimui olomis. Norite pasakyti su tom katėm? Ne, tiesiog paprasti lygių padų avalinė. Ir jinai padeda tvirčiau stovėti, ar ne? Puikus sukibimas būna su asfaltu, taip pat jie labai gerai mobilizuoja pėdą, kad negautum pėdos traumas. Aš kiekvieną kartą stebėdama šią rungtį pagalvoju, kodėlgi sportininkai nenaudoja pirštinių, ar jos uždraudžiamos, juk čiagi pakankamai didelė galimybė delnų odelę nusiplėšti ir tai gali pakišti koją kitose rungtyse.
vis tik tai Trukdo, ar ne, tos pirštinės? Pirštinės šiek tiek trukdo, vis tik padidėja tas tarpas tarp virvės ir rankos ir labiau slenda. Ir geriausia vis tik tai yra naudoti tiesiog rankas išteptą specialią magneziją. Gerai, Žydrūnai, pakalbėkime apie artėjantį Kinijoje vykstantį pasaulio čempionatą. Jis vyks rugpjūtį, o rugpjūtį taip pat vyks ir čempionato finalas. Ar tai nebus tas faktorius, kuris gali jums sukliudyti, pasirodyti puikiai ir ten? Lietuvos galūnių čempionatas vyks savaitę po pasaulio čempionato. Tai manau, kad neturėtų sutrukdyti, jeigu viskas sėkmingai klostysis pasaulio čempionate, tai mes su Vytautu Lalu dar turėsime progos atsipūsti po varžybų ir finale parodyti labai gerą sportinę formą. Na, vasara tokia įtempta ir jūs ir Vytauto Lala. Sakėte, šiais metais pasilsėsite, bet panašu, kad startas veja startą. Na, iš tikrųjų, vasara įtempta, nes pasaulio čempionatas vykdavo rugpjūčio pabaiga rugsėjo mėnesį, o šį kartą vyksta rugpjūčio viduryje, taigi sezonas tapo žymiai intensyvesnis negu įprasta. O čia Marius Lalas įveikė labai neblogą laiką parodo įveikdamas šį atstumą 15 metrų 38 sekundės. Marius Lalo, kaip vertinate pasirodymą? Na dabar va kiek jau matėme. Pirmoje rungtyje puikiai, vėliau šiek tiek gal neparankios rungtys jam buvo. Na, iš tikrųjų, sportininkas turi šiek tiek silpnesnius pečius, tai Apolono šie jisai prarado šiek tiek taškų, kitose rungtyse dalyvauja pagal galimybės. Manau, kad turėtų vis tik tai ypatingai būti arši kova tarp jų ir Sauliaus Brusokaus gale. Skaičiuojant taškus, ar ne, po visų rungčių? Manau, kad skirtumas tarp jų tikrai nebus didelis. Oskaras Martužans bando taip pat priminti apie save ir įsilieti į tą kovą tarp favorito. Čia Saulius Brusokas. Na, pasižiūrėkime jo rezultatą. Bandau vėlgi prisiminti, Marius Lalas per kiek laiko nutempė? Marius Lalas 38 sekundės. 38. Na, Saulius Brusokas įtilps į šį laiką, ar bus šiek tiek prastesnis. Oskaras Martužans laikas 41 sekundė. Saulius Brusokas, kiek jis daug jėgų atiduoda ir panašu, kad geresnis bus rezultatas nei 38. Ar aš klystu? Na, neturime šalies sekundometro, rodykite, gerbiamas režisierių. Labai panašus laikas. Labai panašus. Praktiškai identiškas ir vienas ir kitas panašų rezultatą parodė. Čia Vidas Blekaitis su palaikymu jokių problemų, birštoniečiai už jį, tačiau yra problemų šiek tiek su sveikata. Nugara šiek tiek paveda, bet noras pasirodyti savai publikai yra be jokios abejonės begalinis. Vidui Blekaičiui tarsi draskytis irgi nereikėtų, bet norėtųsi... Savo namuose norisi gerai pasirodyti. Sportininkas tikrai greitai tempia, jisai turėtų aplenkti prieš tai startavusius sportininkus, bet aišku, dar laukia vienas sportininkas. Ir aplenkė netgi 10 sekundžių. Tikrai puikus rezultatas. Na, dabar žiūrėkime į kitą mūšio lauką. Jeigu labai gerai pasirodė Vidas Blekaitis, ar tai bus pirmoji rungtis, kurią laimės Vidas Blekaitis, netrukus sužinosime. Kol kas Vytautas Lalas laimėjo visas 3 rungtis ir panašu pagal tai, kaip jisai startavo, kad Vytautas Lalas užsibrėžė laimėti, ko gero, visas rungtis. Labai neblogas startas. Na, manau, kad sportininkas tikrai nori laimėti visas rungtis, nes vis tik tai kiekvienoje rungtyje stengiasi kuo geriau pasirodyti. Nieko savo, čia tai bent fantastiškas pasirodymas, supykęs ant kažko Vytautas Lalas. 26 sekundės 62 šimtosios. Na, gal jūs vėliau pakomentuosite, dėl ko čia supyko Vytautas Lalas. Traktoriaus tempimo rungtyje tai dar viena rungtis, kurią laimė Vytautas Lalas. Vidas Blekaitis 2, Saulius Brusokas 3. Na, ne visiems pavyko įveikti visus 15 metrų ir rezultatai štai yra tokie po 4 rungčių. Paliko už savo nugaras Vytautas Lalas kitus konkurentus, o kova dėl 2-3 vietos įnirtinga. Taip, dar viena rungtis, tai yra skydo nešimas. Čia Vidas Blekaitis turėtų pasirodyti gerai, jam ši rungtis gera. Taip, sportininkui dėkinga rungtis. Aišku, ir Sauliui Brusokui dėkinga rungtis, ir Saulius Brusokas kol kas antroje vietoje, Vidas Blekaitis 3, taigi Vidas Blekaitis dar turi aplenkti Saulių Brusoką ir po to bandyti pasivyti Vytautą Lalą.
Na taip, kova įnirtinga, skaičiuojamas kiekvienas taškas. Na gal dabar atskleisite, kaip jūsų manimo, taip žiūrint iš šalies, dėl ko ten ant organizatorių pyko Vytautas Lalas? Na, labai sunku pasakyti, ant ko sportininkas pyko, nes puikus rezultatas pirma vieta šioje rungtyje. Tai Gal tiesiog emocijos? Kada yra toks rezultatas, tai reikia džiaugtis, o galbūt tiesiog emocijos. Na, mums nuo tokių emocijų stebėti šias varžybas yra tik tai įdomiau, be jokios abejonės, nors, aišku, ten verda aistros. Beje, teisėjai savo darbo, kiek matau, atlieka puikiai, yra praktiškai nepastebimi, ar ne, tik dabar apie juos pagalvojame. Taip, teisėjas turi būti nepastebimas, bet matyti viską, kas vyksta. Taip, skydo nešimo rungtis, į ką mums čia reikia atkreipdėmėsi, čia gal taip pat kaip laikrodžio rungtyje, tiesiog užfiksavimas svarbus, ar ne? Na, čia yra šiek tiek lengviau, vis tik tai skydas pakankamai gerai pasiima, sukabinamos rankos ir galima gan patogiai žingsniuoti. Aišku, sportininkam kartais užspaudžia kvėpavimą ir todėl nebegali tęsti distancijos sportininkas. Tai tokia yra pakankamai sunki rungtis, nes reikia žingsniuoti apie 100 metrų norint laimėti šią rungtį ir daugiau, o kiekvienas metras yra gan sunku. Na, žiūrint į sportininkus, panašu, kad atrodo taip iš šalies, kad gan lengvai jie ten vaikščioja, kaip ir prieš tai buvęs sportininkas. Taigi, išsiaiškinom, reikia įveikti 100 metrų ir koks rezultatas 100 metrų, į kurį mums čia reikėtų atkreipdėmėsi, kaip galvojate, kokį laiką reiktų tilpti? Na, čia yra neribojamas laikas ir sportininkai stengiasi nunešti kuo toliau, bet 100 metrų yra toks orientacinis jau labai geras rezultatas, kuris garantuotų vietą trejetuke, o kartais garantuoja ir pirmą vietą. Bet matome šiose varžybose Marių Lalą, kuris tikrai yra labai pajėgus šioje rungtyje, yra pagerinęs ne kartą Lietuvos rekordą, taigi turėtų vis tik tai neužtekti 100 metrų pirmai vietai. Na, ką gali žinot, gal ir mes pamatysime naują Lietuvos rekordą, seniai bebuvo koks rekordas. Na, galbūt viską nukelkime finalui, o mes darome trumpą pertraukėlę, susitiksime iš karto po juos. Taip, gerbiami žiūrovai, jūs sveikina BTV televizija, jūs sveikina Lietuvos galiūnų čempionatas. 4. etapas, jis vyksta Vido Blekaičio gimtinėje Birštone. Birštonas nuo seno garsėja ne tik kaip kurortas, bet ir sirgaliais, kurie mėgsta galiūnų sportą. Na ir be jokios abejonės, galiūnų sporto pažyba Vidą Blekaitį. Vidui Blekaičiui čia misija dviguba, jam tenka ir varžytis šiuose varžybose, jis beje jas ir organizuoja. Mūsų studijoje yra Žydrūnas Savickas, beje Žydrūnai ir pats esate daugelio varžybų organizatorius ir netgi tokių varžybų kaip Europos čempionatas ir labai elitinių renginių. Ar sunku labai tinkamai paskirstyti dėmesį ir varžyboms, ir organizavimo? Ar tiesiog reikia komandą svajonę surinkti ir visiškai nesirūpinti? Nieko nėra sunkiau, jeigu varžybos tenka ir organizuoti, ir dalyvauti. Tai yra sunkiausia sportininkui ir tada labai sunku susikoncentruoti, dalyvauti varžybose. Tai tiesiog blaško, ar ne? Be abejo, nes tai yra blaško ir geriausia dalyvauti varžybose, kuriuos organizuoja kiti. Na, suprantu, visai suprantu šią jūsų frazę. O dabar Marius Lalas ir Saulius Brusokas. Dar viena mikrodvikova, apie kurią šnekėjome jau nuo šių varžybų pradžios. Marius Lalas 10 metrų, ko gero, lenkia Saulių Brusoką. Greitis yra gerai, bet taip pat yra labai svarbu ir ištvermė. Man taip plika akim žiūrint, tai ko gero pirma mintis, kad labai teisinga taktika Marius Lalas padarė. Bėgti kuo greičiau, čia tiesiog nereikia lėtinti tempo. Na, Marius Lalas tikrai šioje rungtyje yra labai pajėgus sportininkas. Jisai varžydavosi su biržiečiu Alvydu Brazdžium šioje rungtyje, gerindavo abu rekordus ir manau, kad tikrai šią rungtį jis turėtų laimėti. Na, parankė šį rungties Marijui Lalui. Saulius Brusokas taip pat suteikė visai neblogą konkurenciją. Ir žiūrėkite, 87 metrai, 82 centimetrai, na, nepavyko. Nors Sauliui Brusokui tarsi ir lengviau buvo, ar ne? Kai jau matai, kad tavo priešininkas baigia pasirodymą, tu žinai, iki kokios ribos jį galima aplenkti. Na, abu sportininkai nepademonstravo savo geriausių rezultatų ir ypatingai silpniau pasirodė Marius Lalas, kuris yra nešęs virš 100 metrų. Taip, 87 metrai, Marius Lalas laimė mikrodvikovą su Saulium Brusoku, o čia labai įdomu, ko baigsis ši rungtis. Ar Vidas Blekaitis laimės
nors vieną rungtį, ne antras bus, o pirmas prieš Vytautą Lalą. Ir kokia kova, pasižiūrėkite. Petys į petį, abudu sportininkai neša skydą. Apmaudžiai praleido į priekį piramidės rungtyje Vidas Blekaitis Vytautą Lalą. Kitose persvara gal buvo kur kas didesnė. Na ir dabar Vidas Blekaitis išsiveržė į priekį. Na, emocijos ir mano viduje kunkuliuoja. Žiūrėkime, kuo baigsis ši rungtis. Labai įdomu. Taip, Vidas Blekaitis išsiveržė į priekį, bet rodo, kad jau nebe turi jėgų daugiau nešti. Tuo pasinaudoja Vytautas Lalas. Lėčiau, bet užtikrinčiau. 88 metrai 17 cm Vytautas Lalas patenkintas. 92 metrai 70 cm. Ir dar viena rungtis, kurią laimėjo Vytautas Lalas. Antras Latvis Šlenskus. O štai, kaip pasirodė kiti sportininkai. Puikus pasirodymas. Ar nustebino jūs, Žydrūnai, tokia? Na, iš tikrųjų nustebino, vis tik tai maniau, kad šią rungtį laimės Marius Lalas, bet pasirodo šį kartą nebuvo pasiruošęs šiai rungčiai taip gerai, kaip prieš tai vykusiose varžybose. Taip, ir dabar, jeigu neklystu, tai yra prieš paskutinę rungtis, vamzdžių pervertimas. Trumpai, ką čia reikia atkreipti dėmesį ir kokios čia taisyklės šios? Sportininkai turi 60 sekundžių limitą ir per jį reikia perversti kuo daugiau kartų iš vienos pusės į kitą 300 kg sveriantį vamzdį. Aišku, sportininkui tenka ne visas svoris, jam kažkur tenka apie 170-180 rankose. Beje, daugeliui sportininkų reikia atgaivinti įgūdžius, nes nedažnai pasitaiko ši rungtis Lietuvos galiūnų čempionate, kai kurie tokią rungtį išbandė netgi prieš 4 metus. Na, iš tikrųjų, rungtis nėra tokia dažnai naudojama, pakankamai sudėtinga įranga ir šį kartą matome vieną vamzdį. Tokia rungtis labai yra tradicinė komandinėse varžybose. Taip, jeigu neklystu, VTV televizijos žiūrovai matė Ukrainoje vykusiose varžybose, kur dalyvavo mūsų komanda. Taip. Ir šiais metais pasaulio čempionate kvalifikacinėse grupėse taip pat bus vamzdžių pervertimas ir tos rungties nebuvo pasaulio čempionate nuo 2009 metų. Taigi ši rungtis grįžta ir į Lietuvos čempionatą, ir į pasaulio čempionatą. Beje, jeigu jau dar kartą užsiminėte apie Kinijoje vyksantį rugpjūčio viduryje pasaulio čempionatą, kokios ten rungtis bus ir kiek jų? 6 rungtis, ko gero bus, ar 7? Kvalifikacinėse varžybose po grupėse 6 rungtis, ir finale taip pat 6 rungtis. Kokios rungtis, ar jau žinote? Kol kas preliminarus yra sąrašas ir visos rungtis paskelbs tik tai prieš 2 savaitės, bet sportininkai turi būti pasiruošę visom rungtym. Taigi 12 rungčių kiekvienam sportininkui teks išbandyti, tai praktiškai reikia treniruotis visas rungtis. Jūsų pasiruošimas pasaulio čempionatui, įdomu tos užkulisius pamatyti. Treniruotis kiekvieną dieną, nuo kada pradedat treniruotis intensyviau, pavyzdžiui, likus mėnesių ar 2 savaitės? Na, kadangi laiko netiek ir daug liko, tai treniruotis yra tikrai intensyvios. Aišku, daug ir startuojama varžybose, bet treniruojasi praktiškai kiekvieną dieną. Ir kiek laiko skiria? 2-3 valandos? 2-3 valandos, kartais treniruojasi 2 kartus per dieną po 1,5 valandos. Netgi taip. Turbūt patirtis jau leidžia žinoti, ką turite pagerinti, ar ne? Žinote savo formą ir ar nugaros raumenys pastiprinti, ar kojų? Kad būsiu geriausiai sportiniai formai, tai tikrai tą nujaučiu. Viskas, aišku, priklausys, kaip bus kiti sportininkai pasirengę ir kokios bus rungtys finale. Nes nuo rungčių parinkimo labai daug priklauso, kurie sportininkai gali tapti favoritais, o kuriem nelabai bus. Na taip, vieniem parankios rungtys, kitiem ne. Vytauto Lalo forma irgi puikiai, ir jis išlaikys tokią pat formą iki rugpjūčio vidurio. Manau, kad jisai išlaikys. Sportininkas nekartą pademonstravo, kad svarbiausiose varžybose pasiekė geriausią sportinę formą ir manau, kad mes 2 lietuviai tikrai pasaulio čempionate gąsdinsim mūsų varžovus. Na, net nebejoju, kad pagarba tikrai bus tokia, kokia ir dabar. Kokie konkurentai bus pasaulio čempionate? Iš anksto, kad vėliau nepamirščiau, linkiu jums visokiojopos sėkmės mūsų žiūrovų vardu, ginant Lietuvos vardą. Be abejo, nes kažkokių naujų sportininkų neatsirado per tą laiką. Tai pagrindiniai varžovai bus kaip ir pernai, amerikiečiai Mike Jenkins ir Brian Shaw. Taip pat europiečiai Lenkijos atstovas Krzysztof Radzikovski ir Islandijos galiūnas Thor Bjornsson.
Ar Islando neprisibijote? Jis kuo toliau, to geriau atrodo. Na, tikrai neprisibijau, nes šiais metais kiek startavau varžybų visose laimėjau. Netgi laimėjau Kinijoje rungtį prieš jį, kurioje jisai nelabai pralaimi. Tai akmenų sukelimą. Taigi nuotaika yra gera, bent jau kovoje prieš jį. Na kągi, sėkmės jums, ar BTV televizijos sporto aistruoliai galės pamatyti šios varžybos? Kaip pernai matėme pasaulio čempionatą, galbūt ir šiais metais pamatysime. Na kągi, labai to norėtume, o čia Marius Lalas 6 kartus jis perverčia vamzdį, o dabar Vidas Blekaitis ir jo oponentas vėliau, kuris pasirodys, tai yra Vytautas Lalas. Na, įsivaizduoju, kas konkuliuoja Vido Blekaičio rungtyje, nors vieną rungtį savo gimtajame mieste norėtųsi laimėti. Be abejo, nes juolab, kad tikrai labai arti buvo piramidė, jis buvo praktiškai laimėjęs ir atidavė pergalę. Ir visur vos, vis šiek tiek pritrūksta. Na, Vidas tikrai puikioj sportiniai formai, nes tik tai galbūt pirmoje rungtyje nusileido labiau, kitose rungtyse labai yra artimi rezultatai Vytautui Lalui. Nors beje, Vidas Blekaitis šiek tiek flirtuodamas, Birštono spaudai sakė, kad nėra jis dabar geriausios ir nesiekė šiame etape geriausios sportinės formos. Na, aišku, Vydas galvoja taip pat apie finalą ir kadangi mes su Vytautu Lalu dalyvausime pasaulio čempionate, būsime šiek tiek pavargę, o Vidas Blekaitis galės būti labai šviežias ir stiprus ir rimtą iššūkį mes mums. Taip, Vidas Blekaitis 6 kartus pervertė vamzdį, atgaivino įgūdžius, įveikė rungtį, kurio šiek tiek baiminosi, o dabar Vytautas Lalas labai greitą paėmė tempą. Vytautas Lalas. Labai geras tempas ir labai profesionaliai atlieka viską. Jisai palydi vamzdį, kad nukristų ten, kur reikia, o ne ten, kur nereikia, kaip sportininkai nelabai kreipia tai dėmesį. O iš tikrųjų, kai jūs pasakėte ir atkreipiau dėmesį, kitiem skersai šiek tiek taip krenta štai šis vamzdis ir reikia papildomo laiko, papildomo jėgų jį perversti, ar ne? O čia lygiai. Taip, reikia vis tik tai jį palydėti ten, kur nori, kad jis nukristų. Na čia visa jėga tenka rankoms. Čia reikia labai stiprių pečių ir aišku didelis darbas atliekamas kojomis. Čia sportininkas, kuris yra aukštas, turi didelį privalumą, bet matome Vidas Blekaitis ir Vytautas Lalas tikrai stiprų šioje rungtyje. 7 kartus vamzdį pervertė Vytautas Lalas, vienu daugiau už Vidą Blekaitį. Oskars Martužans, nežinau ar pastebite, vis įsitaiso 3 vietoje, aplenkdamas Saulių Brusoką, Marių Lalą. O po 6 rungčių rezultatai tokie: Lalas 1, Blekaitis 2, Brusokas 3, Marius Lalas 4 ir 5 Oskars Martužans. O dabar mes atkeliaujame į paskutinę 7 rungtį, tai yra rentinių nešimas. Pirmasis čia startuoja, blogiausiai paskutinėje rungtyje pasirodė Tadas Gečas. Ir rungtis yra sunki, sveria rentinys 360 kg, taigi kiekvienai rankai tenka po 180 kg. Tikrai didelė apkrova sportininkams. Na ir pagalvojus, kad tai yra 7 rungtis ir štai tokia nelengva, abejoju, ar daugelis įveiks šį atstumą ir šią rungtį. Na tikrai ne visi sportininkai veiks, bet lyderiam tai neturėtų sudaryti problemų ir turėtumėm pamatyti labai gerus rezultatus. Šioje rungtyje drįšiu pasakyti, kad Vidas Blekaitis gali laimėti. Na, tai yra tikrai palanki rungtis Vidui Blekaičiui ir tikrai turėtų puikiai pasirodyti. Ar dažnai esate susidūrę su tokiais momentais, kaip kad šiandien pademonstravo Vytautas Lalas? Kiek rungčių dalyvavo, visas ir laimėjo? Na, iš tikrųjų tai nėra dažnas atvejis, bet kada esi puikios sportinės formos, tai pavyksta kartais. Aš taip pat pirmame etape laimėjau visas rungtis, bet tikrai nebūna tai dažnai. Na, jausmas ko gero prilygsta kaip futbole, kai įmuši 3 ar 4 įvarčius, ar ne? Panašiai. Na taip, ypatinga diena. Ir jeigu laimės Vytautas Lalas ir 7 rungtį, intriguoju jau po truputį, koksgi bus nepaprastai įdomus finalas. Žydrūnas Savickas,
Vytautas Lalas, Savickas laimėjęs pirmą etapą, visas rungtis. Lalas laimėjęs ketvirtą etapą, visas rungtis, jeigu žinoma tai bus. Abu garsinantis Lietuvos vardą pasaulyje ir Europoje, kur dalinasi pirmąją, antrąją vietas. Vidas Blekaitis pailsėjęs, susikoncentravęs tik tai finalui. Saulius Brusokas, kuris iš tikrųjų galiu net pavadinti pilkojų kardinolų, visada puikios formos ir taip pat gali nustebinti. Marius Lalas, irgi nenurašykime, tikrai gali. Žodžiu, kova laukia finale, rugpjūčio 31 dieną Pakruojyje, labai įdomi. Na, o mes grįžkime čia, pareklamavę šiek tiek finalą ir pavydėdami tiems, kurie jį stebės, žiūrėkime, kaipgi čia klostosi situacija. Pagal esamą pasirodymą ir taškus, kas tie 3 žmonės, kurie greičiausiai pateks į aštuntuką. Na, dabar matosi, kad Donaldas Andriulis ir Dainius Trepšys tikrai patenka į sekantį etapą. Na, o kaip su Ziminsku? O Dalius Ziminskas, kadangi nedalyvauja, tai priklausys, kiek čia taškus surinks Mindaugas Jaras. Na, jūs mums padėsite vėliau konstatuoti faktus, ar Ziminskas pateko ar Jaras. Žodžiu, Jarui dabar ši rungtis pati svarbiausia, ar ne? Taip, jisai gali turėti galimybę aplenkti Dalių Ziminską, vien dėl to, kad Dalius dalyvavo tik 3 etapus. Taip, Mindaugas Jaras prieš tai buvusiame etape Molėtuose užėmė 10-ąją vietą, Ziminskas 4-ąją. Bet Mindaugas Jaras dalyvavo visose etapuose ir taip pat rinko taškus. Taigi skaičiuosime taškus ir žiūrėsime, kam pasiseks Ziminskui ar Jarui. Na, jeigu Ziminskas ir nepateks, ko gero kaltins tik patys save, nors kita vertus startas Ukrainoje irgi labai svarbus, tai yra pasaulio čempionatas iki 105 kg, taip? Taip, pasaulio čempionatas vis tik yra rimčiausias sportininko šio sezono varžybos ir ten turi puikiai pasirodyti. Taip, ir Saulius Brusokas pradeda paskutinę rungtį. Priminkime svorį, kokį neša 360 kg, taip? Svoris yra 360 kg. Ir gan neblogai pasirodo Saulius, aišku, priklausys nuo kitų sportininkų, nes Marius Lalas aplenkė čia Saulių Brusoką, bet tarp jų prieš paskutinę rungtį buvo 3 taškai skirtumas. 14 sekundžių 37 šimtosios išdarinėja Vidas Blekaitis. Koks tempas? O čia tai bent. Ir 10 sekundžių 50 šimtųjų. Geras rezultatas. Tikrai labai geras rezultatas. Ir Vytautui Lalui nebus lengva aplenkti šią rungtį Vido Blekaičio, bet jeigu ir aplenks, tai tikrai neįstengs aplenkti 2 sekundėm kaip kitose rungtyse. Ir kaip startuoja Vytautas Lalas, greitas ir įsiutęs ir na, laikas, man atrodo, panašus kaip Vido Blekaičio 10 sekundžių 10 šimtųjų. Vėl pikti žvilgsniai į teisėjus ir konstatuojame rungtynių nešimo rungtyje. Pirmas buvo ir vėl Vytautas Lalas. 7 rungtys, 7 pirmos vietos. Vidas Blekaitis, nors pats flirtuodamas sakė, kad jisai nesiruošė specialiai šiom varžybom, bet taip pat puikiai forma. Po visų rungčių pirmas Lalas, antras Blekaitis, Saulius Brusokas, trečias. Tai tas pirmas trejetukas. O dabar mes žydrūnai galime pasakyti, kas tas 8, kuris pateko į finalą. Vis tik tai Daliui Ziminskui užteko taškų ir jisai pateko į finalą. Na, Dalius Ziminskas nušovė 2 zuikius, ar ne? Ir sudalyvavo pasaulio čempionate Ukrainoje ir pateko į finalą. 3 vieta Saulius Brusokas, vicečempionas Vidas Blekaitis. Na ir galų gale dabar šypsena atsiranda Vytauto Lalo veide. Ganėtinai santūri. Sustiksim finale. Jis vyks rugpjūčio 31 dieną Pakruojyje. Iki pasimatymo, sakau Žydrūnui Savickui, ačiū už puikius komentarus. Iki pasimatymo.